malonu sveikinti visus. Nesisako žodis eiliniam bibliotekos renginy, nes atrodo, kad jisai tikrai neeilinis. Nors nelabai gerai žinau šitą istoriją, bet kiek žinau, jinai iš tikrųjų labai įspūdinga. Ir norėtųsi man jau pradėti kalbėti ir apie ją pasakot, bet žinau, kad yra žmonių, kurie ją daug geriau išmano ir daug tiksliau papasakos, ko gero tiksliau nušvies įvykius. Tai knygos pristatymas apie ypatingus vaikus, apie ypatingą bendruomenę, kurie atsirado šiam pasauly labai ypatingų būdų. Tai tik tai tokia mano maža intriga. Labas vakaras, Vilniaus žydų viešojoje bibliotekoje. Ir mes taip sutarėm su vedėju Daumantu Todesu, kuris ves šį vakarą. Mes turim svečią iš tų ypatingos bendruomenės narių, kurie atsirado šiam pasauly tuo ypatingu būdu, kur visi sužinosim. Kaip sutarėm, kad pradėsime nuo mažos ištraukėlės iš filmų, iš ko jūs ir sužinosit pirmosius faktus, praktiškai kodėl jie yra gyvi, kodėl jie vaikšto tarp mūsų, kodėl tikiuosi, žinau, daug kas turbūt sukūrė šeimas, turi palikuonis ir panašiai. Filmas yra režisieriaus Sauliaus Gelžinio ir vadinasi Neparašytas Judelio dienoraštis. Pasakotojas filmo tebėra gyvas, kiek man žinoma, ir jisai gyvena Izraelyje. Naktį mane išsiuntė iš vietos pas mano pažįstamą kunigą su tokiu dalyku, kad gal jis gali padėti išgelbėti vaikus. Ir aš čia atėjau naktį, ne vieno žmogaus čia nemačiau ir sakiau, aš noriu pamatyti Zelatą Jakubauską. Jūs galite įsivaizduoti, kaip aš jaučiausi. Kad mūsų tas žmogus, kur keletą kartų sėdėjo prie mūsų šeimoje, sėdėjo prie Pesach, prie Seidą sėdėjo pas mus. Ir dabar aš jam turiu viską papasakoti, kas atsitiko su mano motina, su mano tėvu ir su manim, ką aš praėjau. Aš atėjau, jis mane pamatė, atidariau duris. Oi, Judelis, kas atsitiko? Kur mama? Kur tėvas? Tu nori pasislėpti pas mane, pabėgai? Aš jam sakiau, ne, aš noriu pas tave pasislėpti, bet aš atėjau su kokia misija, kur mane išsiuntė iš Judnat ir visi vadovai, Moishe Levin, Juda Zapovič, aš noriu tau ką nors tavęs paprašyti. Dabar pas mus yra sunkių laikai ir yra tokios šeimos, kurie turi kūdikius ir jie nori pabėgti miške, bet vaikas kūdikiai trukdo, nori, kad paslėptų jūs kur nors vienuolynėse, kokių nors krikščionių vietose, kad jie būtų laisvi ir galėtų eiti miške. Jis man pasakė, Judelis, aš žinau, kad tu man sakei, širdis man skauda nuo tavo tų naujienų apie tavo šeimą, tu man pasakoji. Ir aš tą dalyką pamėginsiu ką nors sutvarkyti, tai yra sunkus dalykas, bet pasistengsiu. Eik mano telefoną ir po 10-12 dienų paskambink man ir aš tau pasakysiu, ką aš galiu padaryti ir kaip. Toj vietoj buvo bankai, Siladietos, ir aš čia ateidavau 7-8 valandą, kiekvieną kartą kitą valandą. Ir čia stovėjo sargybinis Lietuvos partizanas ir iš kitos pusės buvo žydų policininkas. Ir aš eidavau čia, toj vietoj, gali būti kokie 30-40 metrų nuo banko.
A čia buvo tvora, spygliuota tvora ir aš ateidavau ir čia manęs laukė Armštamas ir Zupovičius. Armštamas buvo žinotas vieta, kad toks žiaurus žmogus, visiems jis muša ir taip kankino žmonės, bet jis turėjo dvigubą gyvenimą. Jis buvo baitaristas, sionistas ir tai buvo jo, kaip jis buvo toks artistas, dieną taip, a naktį taip. A jie čia būtų kradavo tą baiką ir mes atidarydavom tą spygliuotą tvorą. Aš nuėmiau mano žvaigždės, aš buvau apsivelkęs kaip lietuvis, čia turėjau juodą lempą, nebuvo žvaigždės su batais, aukštus batus kariškus, aš praeidavau iš tos pusės ir Armštamas ir Zupovičius, Judas Zupovičius, duodavo man tą maišą. Ta maišė buvo ten, ta maišė buvo tas vaikas, buvo sudarytas susiūtas su šiūdus ir ten buvo apakuoti tas vaikas su vatu. Aš nežinau, kur koja, kur galva. Jie man duodavo tą vaiką ir pasakydavo sėkmės ir man davė, tuo kartu taip pat man davė cigarijos. Vieną aš imdavau mano burnoj ir tam pakete, turėjau paketą cigarijos, geriausius tuo laikais cigarijos ir ten buvo taip pat kokias pinigus, markės, 50, 100, aš neatsimenu ir taip pasėdavau. Yra tiltas nuo Vilijampolės į Kauną, ten netoli, iš kitos pusės, buvo mūsų geta ir turėjo prieiti du sargybinius. Buvo esesnikai, kur saugo iš vienos ir iš kitos pusės. Ir aš eidavau su tuo vaiku, nežinojau, ir čia mergaitė, o berniukas, ir aš ėjau, tai buvau apsivilkęs kaip lietuvis, ir su kaliniais, ir ta buvo žiema, ir taip pat turėjau tokį juodą uostą, kad kas nors mirė, kaip krikščionė eina, kad kas nors mirė. Ir taip eidavau su tuo maišu ant pečių ir kada aš jau mačiau, tą švietą mačiau nuo tilto, tai buvo strateginis tiltas ir iš toli jau aš mačiau tą esesniką, kur saugojo, sargybinis. Tai aš taip prieidavau prie jo ir aš jam duodavau, eidavau ir turėjau, mano burnai turėjau cigaretę neuždegtą ir prieidavau prie jo kaip vienas, taip, žinote, bespenzornikas, taip. Vaikas, kur neturi tėvų, taip toks išmestas, kaip sakoma. Prieidavo, vokiškai žinojo kalbėti, prieidavo tiesiog prie jo ir sakydavo, haben Sie bitte Feuer? Nu, ta žiūrėjo manęs, davė man uždegė tą mano cigaretę ir tuo laiku aš jam taip pat duodavau dėžutę susikeliausius cigaretes ir buvo taip, kad būt matyti, ten buvo įdėta koks pinigų kišis ir jis tą imdavo, duodavo tą žabką ant maišų ir reik. Jis galvoja, kad čia spekuliantas eina su mėsus. Ir nuo toli nuo čia jau laukdavo man vežimas ir mes turėjome parolę kiekvieną kartą kitą žodį, buvo slaptas žodis. Vieną kartą aš sakau Marija, tai jie sako Jėzus, kitą kartą, kiekvieną kartą buvo kitas parolis. Tai viskas eidavo per prelatą Jakubauską. Aš kalbėjau su prelatą Jakubauską, išeidavau Kaune ir kalbėdavau po telefonu. Telefonas, kur kiekvienas gali kalbėti. Geto nebuvo telefonų. Ir aš taip kalbėdavau, mes su kunigu nusitarėm
kad kiekvienas vaikas tai yra papkė, sakom taip. Ir slaptą žodį pasakydavo, jis man sakydavo, sėdėjau, Jėzus, nu, ta žinojo, kada Jėzus tai Jėzus, jeigu Marija, Marija. O kitas žodis buvo, kiekvieną kartą buvo slaptas kitas žodis. Ir kiekvieną kartą jis man pasakydavo, o rytoj ateit, o poryt ateit, viskas buvo sutarta. Ir taip aš ėjau 21 kartą, kad tik man davė tą maišą ir lietus lyja. Tai dar ne kartą tokia, tai buvo trigubai sunkumas. Tas vantas fogė tą vandenį ir aš taip ėjau, žinote, kai ten buvo tamsu, aš nebijau nieko. Ir pasirinkiau taip prie žemės, taip aš ėjau. Paskiau, kad aš jau mačiau, kad ten iš toli matau, sargybininkais taip stovėjo, su kojom ir viską, paskiau jam buvo taip pat šalta. Su tokia padarina, aš atėjau prie jo tą dalyką pasakyti, susigalėta nebuvo reikšmės, kas parašysiu, kad lietus lyja. Tai aš tik daviau jam tos pinigus, tai visa dėžutė jau buvo su vandeniu. Nu, gė man nostų vonė! Sako, eik tu kiaurė, eik greitai! Nu, aš ėjau. Tai buvo 200, kai ėjau jau. Aš noriu čia pasakyti, kad man buvo visą laiką toks mintis, jeigu bus pavojinga, jūs matėte čia tą viniją, o čia, jeigu bus pavojinga, matysi, kad nori su mane sučiūp, žiūrėkite, kaip vis tas vanduo teka, ir kada šalta dar ir ledai viską, ir šoksi kartu su vaikų vandenį ir pamaksiu mano gyvenimą. Kodėl aš taip galvojau? Kad jie taip kankina. Ir aš tiek daug žinojau, kad pradėtų kankinti, tai galbūt visą kunigų seminariją būtų sušaudyti ir kunigą Jakobauską pakartų ir išgėtos visą policiją ir paskiau kur tie vaikai vienuolynėse, kas aš vienas buvau kaip musė. Tai galvoju, jeigu bus toks pavojingas dalykas, apsivardėsi tenai viską. Bet čia buvo taip, kad aš jau taip buvau pripratęs, pereiti viskas gerai, tu žinai, 21 kartą jau praėjau. Tai aš praėjau, a jau čia prie ten, taip ėjau, iš dešinės pusės ėjau, čia. Ir kad jis atėjo, aš galvoju, tas pats bus, ne? Jis stovėjo taip ir aš turėjau praeiti prie to. Jau negalėjau šokti vandenį. Jis man sako, halt. Jedes Mal Jesus nur mit Fleisch. Ich wollte auch ein Stückchen Fleisch zum haben. Ich sage, der Vater schnurrt, trupeti gabaliuką mėsos ir ištraukė iš kišenės peilį, toks uždarytas, tokio ilgumo ir jis nori papjauti tą maišą. Ką aš jums sakysiu, oi Dieve, sunku tai įsivaizdinti. Čia pradėjo man kojos taip drebėti ir visą drebėjau. Ir aš galvojau, šokti vandenį jau negaliu, jeigu šoks jis mane sušaudys, ką čia padaryti, oi. Ir staigiai aš jaučiu tokį stiprumą, tokį vyriškumą, tokią... Ir aš jam sakiau, Herr Ober, sag mir, dass Sie wollten versunkene Fleisch zu fressen. Das ist doch Pferdenfleisch. Aš jam sakiau, ką jūs, koks vėl didelė tokia randa jau dabar, sakiau, Herr Ober, sag mir, tu nori valgyti susmerti su arklio mėsos? O, du Schweine, du bist, geh schon weg! Ir jis paėmė peilį, įdėdė į kišenę, įspyrė man, įsuvilė ir aš lėkiau, kaip futbolis, iš džiaugsmo. Bet širdis man drebėjo ir plakė, negalite įsivaizdinti. Ir aš žiūriu,
to vežimo nemačiau, tik mačiau tokius statūras, kaip tai pačiu, eina čia banda, tai buvo, tai mačiau, supratau, kad čia to vienuolynas. Dviejų atėjo, kur tu buvai? Kur tu buvai? Mes jau norėjom nuvažiuoti, tiek daug laiko, kas atsitiko. Ir jie paėmė, abudu paėmė tą vaiką, sako, sunku. Ir mane taip apkrikštino, taip, ir Dievas tau padės, aš sakiau, Dievas jums padės. Kaip man gerai pasidarė Dievą, kad aš jau parėjau, dabar aš nieko nebijau. Ir tai buvo paskutinis kartą, kad aš turėjau. Paskiau, kitą dieną, randau jo stovę ant kelių, taip, ir meldžiasi. Aš sakau, o Jėzau, jis sakė, tu gyvas? Sakau, kodėl? Oi, aš visą naktį stoviu ir meldžiuosi, vakar nieko nevalgiau. Yra toks dalykas, kad tu nori prašyti Dievo, tai turi būti alkanas. Ir jis jautė ir prašė Dievo, kad man padėtų paskutinį kartą, kad nieko nebūtų, kad niekas neatsitiks. Tai aš jam pasakiau tą dalyką, kaip visus mano kojos strebėjo ir kaip aš galvoju, kad aš pribaigtas. Ir kad staigiai aš jaučiu tokį stiprumą, tokį jėgumą, tokį herkulėtų taip, kaip aš taip atsakiau. Tai jis sakė, kad matai, Judeli, čia mano malda, Dievas mums padeda ir viskas bus gerai. Dar niekada išmagau, matai barabo tavėmis, čia yra šventas kunigas, aš jam duodu tą garbę, kaip žydas, kur mirė. Stanislavas, mes visi tave mylime ir dėkojame, ką tu padarei dėl mūsų tauta, tu nebūsi užmirštas, kol jis eina jam amen. Man teko garbė pristatyti Jakovą Zimbergą. Mes pažįstami nuo 61 maždaug ar 59 metų. Tuo metu aš tos istorijos nežinojau. Aš žinau jo biografiją tokiais stambiais potėpiais, kad po Kauno medicinos instituto baigimo buvo paimtas į Lietuvos žvejybos laivyną ir atitinkamai plaukiojo jūroje. Matyt, tai padarė labai didelį įtaką jo profesionaliniai karjerai ateityje, nes kada esi vienas ir pas tave kreipiasi nuo kojų pirštų iki plaukų, tai tu turi suprasti viso žmogaus galus. Be kita ko, uždaras kolektyvas, reikia būti ir psichologu. Galbūt dėka ir to, nes nekalbant apie tiesiog labai gerus gautus genus, atsispyrimą, norą padaryti ir pasiekti, tapo labai aukštai vertinamų specialistų. Daug metų pradirbo labai didelės ligoninės vyriausių gydytojų, po to dirbo medicinos administracijoje, turėjo didelį įtaką, kad, sakykime, Izraelis yra šalis, kur rekomenduoja sirgti, nes ten yra galimybė sveikti. Gerai komentuoja. Tiesiog pasidalinsiu tik tai vienu įspūdžiu. Pernai metais mes nuvažiavome į Beit Šeną, rajonas arti Afulos ligoninės, ir ėjome per miestelį ir buvo labai malonu maudytis Jakovo šviesoj, kada žmonės eidavo ir pažindavo, oi, daktarė, o daktaras Jakovas buvo išvažiavęs iš ten prieš 17 metų. Bet tai yra žmonių atmintis ir žmonių dėkingumas. Buvo kažkurį laiką gyvena kibuce ir iki šiol išlikę kibuce draugai. Žmogus, kuris atidavė savo profesinės žinias ir savo širdį. Ir vienas iš tų, galbūt ir iš tų, kuriuos nešė Judelis maišuose.
ar ten, kur krovė į vežimus maišus, bet tai yra žmonės, kuriem buvo padovanotas antras gyvenimas. Ir padovanotas žmonių gerumo, meilės ar baimės Dievui ir protingų sprendimų. Apie tai, kad Jašo geto vaikas, aš sužinojau daug vėliau. Kažkaip nebuvo priimta apie tai kalbėti. Visuomet savo užduodi klausimą, nors gyvenimas nemėgsta tariamosios nuosakos, kaip tu visą šitai neštum savyje. Ir pas mane visada yra klausimas, vat kada tu šitiek išgyvenai, nors ir būdamas kūdikis, šita baisi atmintis, kaip jinai po to tave veikia. Tai vat mano klausimas tą. Lietuviškai ar galime rusiškai kalbėti? Ir taip, ir taip. Taip, ir taip. Na, aš galvoju, kad tai pradėjom lietuviškai, tai ir baigsim lietuviškai. Kai baigsim, nežinot. O jūs, aš iš karto atsiprašau, aš baigęs esu rusų mokyklą ir institutą rusų grupę. Tai žinoma, man rusiškai žymiai lengviau kalbėti, bet pasistengsiu ir lietuviškai. Čia, kai jaudinasi, tai užmiršiu šios tos žodžius, taip man padės. Tai ką paklausė? Taip, kaip va, tu, turėdamas tokią genetinę savo išsigelbėjimo atmintį, kaip tai veikia tavo gyvenimą? Nu, tiesą pasakius, tai aš visą gyvenimą galvojau, kad niekaip tai veikia. Nes kaip Daumantas pasakė, mes apie tą nekalbėjom, nei šeimoj, nei su draugais. Ir prie tos holokausto temos aš atėjau atsitiktinai, visiškai atsitiktinai, maždaug prieš 10-12 metų. Man paskambino mano studentų laikų draugė Ilana Kamber, kuri susitiko su Ariela Abramovič. Ir tos dvi merginos gimė geto ir buvo išgelbėti. Ir jos susitiko ir nutarė, kad reikia parašyti mūsų istorijas. Ir idėja buvo, kad jos sirgo gan rimtai. Ir idėja buvo, kol mes dar gyvi, reikia kažką tai palikti mūsų vaikams, anūkams, kitiems kartu. Ir jis žinojo kažkaip tai, kad ir aš žinojo iš savo motinos, kad ir aš gimiau gete ir paprašė mane pagalbos. Nors aš tuo laiku buvau ligoninės gydytojas, užimtas, aš pradėjau rengti istorijas. Deja, tos dvi moteris, kaip sakant, jo mintis kažkaip tai labai liūdnai išsipildė, nes jos tos knygos nepamatė. O mes nusprendėm, kad su Arielos broliais ir su Ilanos dukra, kad mes pratęsim tą darbą ir aš tuo laiku išėjau į pensiją kažkur tai 2007 metais ir pradėjau to vykti. Tą projektą vykti, surinkau 50 istorijų. Aš galiu pasakyti, kad pradžioje man nenorėjo žmonės nieko pasakoti ir duoti. O kai jau beveik baigęs darbą, tai buvo labai daug norinčių. Ir aš šiandien, čia yra 50 istorijų apie 65 vaikai ten figūruoja. Vyras ir žmona, seseris, broliai, kažkaip tai. Aš pasistengiau, kad kuo daugiau būtų istorijų. Dabar aš žinau apie 50 vaikų, kurių istorijų knygoje nėra. Tai turbūt buvo išgelbėta žymiai daugiau negu mes žinom. Ir galbūt šiandien Lietuvoje yra vaikų, kurie nežino, kas jie buvo. Pirma knyga išėjo anglų kalboj, parėmė tą knygą Abramavičiaus šeimą, Abramavičius Zilbergs, išėjo anglų kalboj, po poros metų mes išleidom knygą hebrajiškai ir Ana paprašė prieš 2 metus kažkaip, ar mes sutinkam, kad knyga būtų išversta
lietuvių kalba, žinoma, mes sutikom vietą ir aš esu labai laimingas, kad knyga išėjo ir Lietuvoje. Aš galiu pasakyti, kad tai paklausė, kaip paveikė mano istorija. Knyga buvo pavadinta angliškai Smuggled in Potato Sacks. Išgelbėti arba išnešti bulvių maišiuose. Kaip tas žmogus papasakojo, tai čia buvo būdas, kaip vaikus išnešė. Mane, pavyzdžiui, išnešė mano mama su draugė, ne jis, bet yra daug knygos herojų, kurie buvo išnešti bulvių maišę. Aš gimiau gete 42 metais. Buvau išneštas vienu metu. Grįžau pas mamą, kuri liko gyva, tėvas ir sesuo mano žuvo. Aš buvau 2,5 metų. Ir pradėjau naują gyvenimą ir mes kažkaip tai visiškai apie tą negalvojom ir nekalbėjom. Kai dabar susipažinau su daug vaikų įvairiaus amžių, yra apie 13 vaikų, kurie gimė gete, o kiti trupučiuką vyresni buvo. Yra keletą, kurie prisimena gerai šito geto laikus ir gelbėjimą ir susitikimą su tėvais po karo. Tai aš manau, kad šitie, kurie buvo didesni, tai turbūt labai stipriai šitie įvykiai paveikė į jų gyvenimą. Beveik visi gerai organizavom savo gyvenimą ir beveik visi turim šeimas ir turim vaikų ir anūkų. Keletą iš žmonių aš galiu pasakyti, kad yra labai stiprus psichologinis stresas ir jie atsimena ir negali užmiršti, taip toliau. Aš, kai buvau mažas vaikas, nieko neatsimenu. Viską, ką parašiau, tai čia buvo labai mažai, ką man mama papasakojo, ji nenorėjo pasakoti. Daugiau, kai šeimos draugai pasakojo. Ir kažkaip tai mes gyvenom iki šios knygos, tikrai negalvojom, nekalbėjom. Knygoje yra keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, tai Ilana mokėsi Kauno Politechnikos institute, ten buvo 5 Kauno geto vaikai. Mokėsi 5 metus, nieks iki šitos knygos nežinojo, kad buvo kažkoks tai bendras likimas. Aš irgi mokiausi su dar 2 mūsų draugės, kai pradėjau rengti knygą, mes suratom, kad mes buvom gete ir likimas labai panašus. Aš galiu pasakyti, kad aš nesu, aš gydytojas, kaip pasakė, ligoninės vadovas ir taip toliau, aš nesu istorikas ir nesu žurnalistas ir nerašytojas. Čia vienintelė knyga, tiesą pasakant, neparašėm, bet redagavom, nes beveik kiekvienas rašė savo istoriją, mes tik tai rinkom ir redagavom. Tai vienintelė knyga, pirma ir paskutinė, jokio noro daugiau tada darbą nedaryti. Ir nors aš esu ne istorikas, aš galiu pasakyti, kad dabar aš ruošiu seminarui, kuris bus rytoj. Tai aš bangiau iš kiekvienos istorijos ištraukti įdomiausius momentus. Ir ką aš pastebėjau, kad kiekvienas istorinis įvykis getoj yra liudėjimas knygoje. Jeigu skaitai istoriją, Kauno geto istoriją ir skaitai, kad buvo intelektualų akcija, pavyzdžiui. Ir viena iš tos knygos istorija yra, taip jos tėvas buvo paimtas per intelektualų akciją ir tik tai jis vienas dar su vienu daktaru liko gyvas. Paskui selekcija. Visi žino, kad buvo 27-28, taip.
spalio mėnesį buvo didelė selekcija, kada SS karininkas Raukė siuntė žmonės į dešinę ir kairę, ir buvo gera pusė ir bloga pusė. Tai parašyta. Paėmiau šitas istorijas, tai viena istorija aprašo, kaip jis stovėjo ir siuntė žmonės, ir labai daug pavyzdžių, kad mes papuolėm į blogą pusę. Bet atėjo Kopelmanas ir pervedė mus iš blogos pusės į gerą pusę. Tai reiškia, kad judant rato, tie, kurie turėjo pažįstamų arba draugų, kažkaip tai pervedė ir liko šiek tiek laiko gyvi. Ir viena istorija yra vienos mergaitės, kad jo šeima, jo motina, močiutė, tėvas buvo nusiustas į 10 buvo mirties, o jos teta į kairę. Ir ta mergaitė 3 metų nubėgo iš dešinės į kairę. Ir liko gyva, o jos šeima žuvo. Visą gyvenimą klausė, kodėl aš bėgau pas tetą. Ar mane tėvai nusiuntė, arba aš taip savo bėgau. Ir ji gyva iki šiuo metu gyvena. Jos pavardė yra labai ilga, Germanaitė, Gordonaitė, Žibauskaitė, Francis. Kodėl? Nes gimė kaip Germanaitė, tetos pavardė Gordonaitė. Tetai, jos vyras išteko antrą kartą, tai Gerbserskaitė ir paskui apsivedė tokias ilgus. Tai suprantate, kai skaito tą knygą, tai istorija yra gyva. Labai daug yra prisiminimų apie vaikų akciją. Kaip pergyveno, kaip paslėpė, kaip atsitiko. Ir ne taip, kad aprašo, kaip atėjo vokiečiai ir žudė ir ne, o sakė, kaip jie slėpėsi, kaip baisu buvo, kaip motina iškišo ją su ranka, kad neverktų, ir paskui reikėjo ją grąžinti, gaivinti ir taip toliau ir taip toliau. Ir labai daug yra aprašyta apie susitikimą po karo, kaip jaučia vaikai, kaip jaučia tėvai. Keletą iš mūsų liko našlaičiai, keletą pusę našlaičių. Pas keletą grįžo tėvai ir labai įdomu, kad labai daug rašo, kad atėjo tėvai, vaikas sakė, aš jūsų nenoriu žinoti, jūs žydai, aš jūsų nepažįstu ir nenoriu žinoti. Ir čia istorija po istorijos. Aš galiu pasakyti, kad mano atveju, čia tai beveik vienintelis epizodas, kad man mama papasakojo, kad aš ją pamačiau, ir praėjo, buvo 1,5 metų, kai mes susiskirėme, aš buvau tik 1 metų, aš pribėgau prie jos ir jos palikti nenorėjau. O ką aš dar galiu papasakoti, kad dar vienas momentas buvo, aš galvoju labai įdomus, ar papasakoti vaikams tiesą, nes labai daug liko našlaičiai ir buvo įvaikinti. Ir jiems tėvai nesakė, kad jie nėra biologiniai tėvai. Bet vaikai visi žinojo, kad jie buvo įvaikinti. Kad čia buvo įtėviai ir netėvai. Ir ten
buvo visokių dramatinių momentų, sakyčiau. Visą tai, ką tu papasakojai, man sukelia tokia, visiškai iki šiol negaliu suprasti, kodėl tai vyko. Mūsų tėvai nenorėjo apie tai kalbėti. Mūsų tėvai nepasakojo mums jokios istorijos. Mes, aišku, augome, tu labiau žydiškoje aplinkoje, aš praktiškai nežydiškoje aplinkoje augau. Aš irgi. Bet visa tai buvo uždaryta. Tai buvo po kažkokia tai milžiniška paslėpta knyga, kurios mums neleido atrasti. Dabar, kai bandai savo vaikam kažką pasakoti, dažniausiai tau neturi laiko. Tai kaip pasikeitė šitas santykis, kad mes norėjome žinoti ir mums nesakė, ar mes nežinojome, ko klausti? Aš galvoju, tai pirmiausia, kad jiem labai sunku buvo pasakoti. Aš galvoju, kad ir buvo kažkas tai baimės. Baimės? Baimė. Ne strach, Опасение. Нет. Vini. Kaltės jausmas. Kaltės jausmas. Kad nesugebėjo išgelbėti. Tai čia pirmas momentas. O antras momentas, kad mums nebuvo įdomu. Mes visiškai nesidomėjom. Mes gyvenom savo gyvenimą. Kažkaip tai dirbom, darėm karjerą, vaikai ir neklausėm. Iš vienos pusės aš, pavyzdžiui, neklausėm, nes žinojau, kad jai sunku atsakyti, o iš kitos pusės kažkaip tai nesidomėjau per daug. Dabar jaučiu kaltė, kad neklausėm. Bet tikrai ir čia ne tik aš, tai visi sako tą patį, kad mes, kada mes pradėjom klausinėti, kai buvo per vėlai. Kai jau nebuvo ko paklausti. O beveik nebuvo ko paklausti. Aš žinau, kad Ana turi audio įrašą, kur vaikai skaito. Galbūt tai yra būdas, jeigu truputėlį paklausysime, gal tai yra kelias, kuris šitą istorijos tarpsnį perneš kitom kartom. Aš gal trumpą įžangą padarysiu apie tą audio įrašą. Tas projektas knygos, to mūsų pokalbio su Jakovu apie idėją išversti lietuvių kalbą, nes buvo kažkaip, atrodė į anglų kalba parašyta, hebrajų kalba yra, o lietuvių kalba Lietuvoje, kur visą tai vyko, nėra ir kad tai yra būtina. Ir mūsų mintis ir buvo išversti lietuvių kalbą su ketinimu padovanoti Lietuvos mokykloms, ką mes dabar ir darom. Rytoj vyks seminaras mokytojams istorijos, suvažiuoja mokytojai, kartu su Žydų muziejumi mes tą darom. Ir įdomu, kad tas projektas sukėlė tokią bangą labdaros ir savanorystės tokių veiksmų. Ir netgi dabar tas audio įrašas, kurį jūs matysite, tai jį padarė vaikai, mūsų bendruomenės, Vilniaus gyventojai, vyresni prižiūrėjo mažesnius, kurie skaitė, o vyresni, kurie yra, tarp kitko, Žydų bendruomenės stovyklų vadovai, jau išmokę būti vadovais, tai jie taip, netgi tokią mini stovyklą organizavo ir prižiūrimi, stebėjo tos tekstus, tai mes turim kelis labai trumpus įrašus. Tiesiog, kad čia yra ištraukos iš knygos, kad jūs išgirstumėt, kas toje knygoje yra parašyta. Kaip ir daugelis, kaip ir getus ar koncentracijos stovyklas, išgyvenusių žmonių, mama retai kalbėdavo apie tai, ką teko ten patirti. Kaskart prisiminimai baigdavosi ašaromis ir rūkymu, viena cigaretė po kitos. 1942 metais gete uždrausta mokyti vaikus, mokykla uždaryta. Mano artimiausi draugai tapo du broliai Micai, 11-metis Beva ir 9 metų Veva. Jie
Jie savarankiškai mokėsi pagal mokyklos programą. Jie taip daug dirbo, tarsi juos laukia stojamieji egzaminai į universitetą, bet ne į šaudytojų rikiuotę. Juos pavergė istorijos stebuklai. Aš garsiai kartuodavau vardus, kuriuos nugirsdavau jiems besimokant. Napoleonas Bonapartas, maršalas Fochas, kardinolas Rišeljė ir kitus. Kai galiausiai mane nešė iš geto, tai berniukai irgi norėjo eiti kartu. Bet neatsirado žmonių, kurie sutiktų juos priimti. Tie vaikai žuvo su kitomis aukomis. Gimiau Kaune 1939 metais. Augau pasiturinčioje šeimoje, apsupta tėvų ir senelių meilės. Ir vieną dieną viskas sudaužo į šipulius. Šeima laiku nepasitraukė, dėl to atsidūrėme Kauno gete. Susigrūdome vieno kambario bute su teta Rachel ir dėdė Faiveliu Bari. Per didžiąją akciją visa mano šeima atsidūrė vienoje pusėje su tais, kurie buvo siunčiami į 9 fortą. Lyja. Žmonės buvo varomi pėsčiomis begalinį kelią. Mama visą laiką mane nešė, nenulipau nuo jos rankų. Nors ji buvo labai fiziškai išsekusi, aš niekaip nesutikau būti nešama po kito. Atrodė, kelias niekada nesibaigs. Bet įvyko stebuklas. Vokiečiai ūmai susidirbo, kad praranda darbo jėgą ir ėmė sudarinėti sąrašą žmonių įvairiems darbams atlikti. Tarp jų pateko ir mano tėvas. Kiti mūsų šeimos nariai, seneliai Elijahu Balinas ir Moišė Šachatas, močiutė Golda Šachatienė ir dėdė Iskakas Šachatas, žuvo per didžiąją akciją. Prisimenu, bijodavau užmigti, prašydavau mamos neužmerkti akių ir visą laiką į mane žiūrėti. Nu, va, tai mes susidurėm su viena tokia didelė problema. Kaip dabar Lietuvoje vaikam, suaugusiems nėra ką, vaikam papasakoti, kokia buvo mūsų žydų istorija Lietuvoje. Neformaliai, ne su kažkokiais skaičiais, pakvietė, apsigyveno, sėslumo zoną. Ir čia, tiesiog čia gaunasi ne istorija, o kažkokia tai matematika ir datos. O ką iš tikrųjų mes tos 700 metų veikėme ir ką žydai Lietuvoje įdėjo, kad ta Lietuva taptų tuo, ką mes dabar vertiname, mylime ir norime, kad būtų dar daugiau. Ir kažkokiu tai būdu tą tokį latentinį antisemitizmą truputėlį ištrinti iš vaikų galvų. Man neberūpi tėvai, man neberūpi jaunimas, kuriam 30 metų. Man rūpi tie, kuriam 10. Už tai man atrodo labai gerai, kad šita knyga pasieks mokyklas. Gali būti įvairių kritikų. Visi, kas galvojate, kad kažkas ne taip, atsisėskite ir padarykite geriau. Bet tai yra autentiška medžiaga. Galbūt pagal tai nerašys rašinėlių, bet atsimins ir supras. Aš dideliai gėdai turiu pasakyti, kad iš begalės Lietuvoje žuvusių žmonių išleisti Holokausto žemėlapiai tik 3 vietose yra įvardinti žuvusieji. Reiškia, pavardės, žuvo gyvi žmonės su vardais, su pavardėm, su viskuo. O mes paduodame skaičių, žuvo tiek, tokiam iškeliu žuvo tiek, tokiam iškeliu žuvo tiek. Tai neneša jokios informacijos. Tai neša skaičių, kurio žmonės nepriima. Labai džiaugiuosi, kad šitos knygos likimas jau tęsiasi 3 kalbomis. Jeigu teisingai supratau, yra viltis 4 kalbai. Lietuva pasikeitė, kada prieš 20 metų aš išleidau knygą Geto užrašai Grigorijaus Šūrai, niekam nebuvo reikalinga. Ir visas tas tiražas 10 metų gulėjo pas mane sandėliukuose. Švietimo ministerija nenorėjo tos knygos, niekas jos nenorėjo. Buvo per anksti. O šita knyga pasirodė laiku,
Ir jinai yra teisinga, kad tai pasakoja žmonės, kurie, jeigu ne pirminį atminimą turi, tai, kaip aš sakau, turi genetinę atmintį. Kada vieną kartą prilietęs įkaitusi paviršių pirštas, po to visą gyvenimą atsimena, kas tai yra. Tai vat, tie vaikai palėtė. Aš tai vieną dalyką tai norėčiau pasakyti, kad skaitant knygą jūs suprantat, kiek buvo didvyrių. Didvyriai, kurie paėmė vaikus, jeigu jie rizikavo savo gyvybėmis ir ne tik savo visos šeimos. Pavyzdžiui, kur šeima buvo nužudyta už tai. Bet ir didvyriai buvo mūsų tėvai. Įsivaizduokit, kaip mes elgiamės dabar, kai mūsų mano jauni vaikai, anūkas išeina ir 8 valandą vakare negrįžta ir mes jau pradedam jaudintis, kur jis dingo, o kai reikia čia, kad jis reikėtų jam truputį toli nueiti, tai mes paėmėm mašiną ir pavežėm jį ir taip toliau. O čia tėvai daug kartų nusiuntė vaiką nežinomiem žmonėm, tai yra nežinoma vieta. O yra ten knygai dar pavyzdys, kur mergaitė, kuri prisimena, kuri yra trupučiuką vyresnė už mane, kai ji buvo maždaug 6 metų ir jai pasiūlė, kad paslėps ją Vienuolyne Žemaitijai iš Kauno ir tėvas paklausė, ar tu sutinki su mumis išsiskirti. Ir jis sutiko. Ir dabar įrašo, aš stebiuosi savim. Kaip aš kažkur tai važiuoti, nueiti, sutikau. Tai tikrai didvyriai buvo iš 2 pusių ir suaugusiai vaikai buvo didvyriai ir mes reiškiam pagarbą šitai knygai pirmiausiai ten, kurie mus išgelbėjo. O aš galvoju, kad tu turi rūpintis ir apie 30, tos, kurie yra dabar 30. Tik moteriškių. Gal kas turite klausimų, ar norit pasisakyti? Aš noriu klausimą. Kaip po to vystėsi gyvenimas, kada jūs išnešė? Tai čia vienas dalykas, po to vis tiek buvo pavojinga gyventi, aš nežinau. Kai mane išnešė... Kaip jūs išnešė ir kaip to, kas toliau vyko? Mane išnešė... Čia kaip bobutė klausiu, kas buvo, kada filmas baigėsi? Mano istorija, mane išnešė rizikuodami, nesusitarė su žmonėm, kurie mane paėmė. Išnešė ir padėjo prie namo, prie prieangio, pabaldė durimis ir pabėgo. Tai čia jau kita knyga. Bet mūsų draugė turėjo žinių, kad galbūt ta šeima galbūt paims, nes jo vaikai dingo kažkur tai karo pradžioje, jie buvo jau pagyvenusi. Ir mama, ir draugė nežinojo, kas ten atsitiko, bet išėjo moteriškė, mane paėmė, mane pakrištino, nieks nežinojo, kad žydas, ir taip likau gyvas ir gyvenau, ir pavadino mane Richardu, šitą žinau, ir iki 2,5 metų gyvenau toj šeimoje. Po karo, kai mama atėjo mane paimti, jie manęs nenorėjo atiduoti. Gan natūraliai, bet baigėsi istorija labai maloniai, reikėjo nueiti į policiją ir buvo liudininkė, kad čia aš tai esu aš ir jie manęs atidavė. Taip aš jų nepažįstu ir vardu nežinau. Jie išvažiavo, aš žinau, kad išvažiavo į Lenkiją. Tie žmonės. Šitie žmonės ir jų vaikai grįžo iš po karo ir jie nusiramino, bet mano mamai atleist, kad jį paėmė mane. Kaip jūs jautėtės 2 metų?
Nu, čia aišku sunku prisiminti. Pirmi mano prisiminimai jau yra 3,5 metų. 3,5 metų, čia jau po karo, jau patėvis, ir naujas sesuo, ir mama, ir viskas gyvenime. Čia viena iš tokių labai gilių problemų iš tikrųjų, kad žmonės paėmė tą vaiką ir užauginę. Nesutinka su juo išsiskirti, čia būdavo ne tik su atskirai žmonėm, daug vaikų vienuolynuose buvo. Čia yra atskira tragedija ir gelbėtojų, ir išgelbėtojų. Yra pavyzdžiui knygoje, kad gelbėtojai atidavė vaiką, gailėjo, bet atidavė su noru ir padėjo, ir palaikė ryšius. Aš viena moteris rašo, aš turiu 3 mamas. Savo mamą, tetą ir Anelį. Anelė čia yra pirma. Sakykit, prašau, o kaip surado žmonės, kurie, kaip sakant, nežinojo net savo istorijos, kaip jūs atradot, kokiu būdu jų ieškojot, kaip iš viso žinojot, bet jūs sakot, tie vaikai net nežinojo savo istorijų, tai kokiu būdu jūs suradot tos 50 vaikų? Kaip, nesupratau klausimą, kaip aš suradau? Žmonės ir vaikus. Viens kito istorijų nežinojo. Kurie net savo istorijų. Kiekvienas savo žinojo, viens kito nežinojo. Viens kito nežinojo ir kai paprašė mane projektą padaryti, tai pirmiausiai turiu labai daug draugų, žydų ir pradėjau klausinėti, kur gimei, kur gyvenai, kur buvai per karą. Ir taip atsirado pirmieji 15, o kiekvienas žinojo apie dar vieną, dar 2 ir taip atsipočkė taip ir. Prašom. Įdomu, kaip Izraelis sutiko jūsų knygą. Dar norėčiau pridėti, kad mes žinom pavyzdį, neseniai. Svetlanos Aleksijevič knyga maždaug tokio pobūdžio, kuri supinta iš pasakojimų kitų žmonių ten apie didvyriškumą, tai tapo, reiškia, Nobelio premijos laureatė. Kodėl, pavyzdžiui, mūsų bendruomenė galėtų parodyti iniciatyvą ir pasiūlyti čia Lietuvoje nacionalinę premiją tą knygą? Vat čia sėdi Žana Skudovič, čia galėtų šitą pasvarstyti bendruomenė. Gal ir negautum premijos, bet kažkaip pritrauktų dėmesį, reiškia, prie knygos. Tiesą pasakius, aš galvoju, jokių tokių, žinot, pretenzijų neturiu, nes knyga yra vis tiek parašyta neprofesionalais. Iš visų istorijų tai tik tai yra 2 profesionaliniai. Galėčiau pasakyti, vienas tai Kamus Ginko, nes jis yra menininkas žymus ir jam žurnalistas padėjo parašyti. O kita tai Ariela Abramovič, kuri parašė knygą apie save. Tai maždaug, o visi kiti pirmą kartą rašo savo gyvenimą. Paskui yra daug labai netikslių momentų. Tai aš negalvoju, kad Nobelio premija tai tik nereikia galvoti nieko. O dabar jūs paklausėt kaip Izraelį. Izraeliai praėjo beveik nepažymėta. Nes Izraelį yra daug knygų, daug tokių. Taip po 2 mėnesių aš galvoju ir nustoju kalbėti. Žymiai daugiau kalba čia Lietuvoje negu Izraeliai. Anglų kalboje išėjo knyga Londone, dideliu tiražu, labai dideliu, o negirdėjau, kad kažkas pristatė prie kokias premijos. Aš negalvoju, kad šitai svarbu. Čia pasakysiu, kai mes darėm knygą pagrindinai savo, ne savo, o mūsų
vaikams ir anūkams. O ne kažkokia tai, neturėjom kitos idėjas. Išėjo žymiai geriau negu galvoju. Čia yra kolektyvinis darbas, čia yra. Ir kartojasi, o tas pats kartojasi keletą kartų, tai padaro dar stipresnį įspūdį. Kad čia maišasi tas sumaišo, tas sumaišo, tai sumaišo. O arba perėjo iš vienos pusės į kitą pusę 3 kartus tas kartojasi. O kokie tiražai lietuviškos ir angliškos knygų? Ar tos, kur izraeliškės? Aš žinau, kad Izraelyje jį buvo išleista nedaug, 1000 tiražų. O Londone? Ne, beveik nebeliko, bet žinot, dabar labai lengva. Aš nežinau, kiek Anglijoje buvo. Nežinau, tiksliai. Žinau, kad pradžioje išleido 1500, o paskui galbūt ir daugiau. O Lietuvoje kiek jūs pasakėte? Lietuvoje yra 1000, bet mūsų mintis, kadangi buvo pirmiausiai mokyklas, o mes paskaičiavom, kad mokyklų yra 1500, bet pradžiai surinkom lėšų tik tai 1000 egzempliorių, tai mes jas labai prilaikom. Praktiškai pardavimui mes truputėlį atiduodam, žmonės labai prašo įsigyti, bet mūsų prioritetas yra mokyklos. Tai gali būti, kad jeigu bus poreikis, kad bus pakartojamas tiražas. Mokykla vis tiek, aš savo laiku skaičiavau, buvo 1438 ir vis tiek mokyklom reikia bent po 2 knygas, nes viena atsidurs pas direktorių. Kad visi matytų, koks jis tolerantiškas, o viena būtų gerai, kad vaikai perskaitytų. Aš manau, kad dar svarbu yra ką pasakyti, kad šitos knygos leidimą dalinai parėmė kultūros taryba. Ir parėmė tokiu būdu, kad mes siuntėm, prašydami paraišką, siuntėm ištrauką. Ir paskaitė ištraukas, įvertino ir nusprendė, kad tikrai verta remti, kas, manau, yra ir Lietuvai labai svarbus žingsnis ir apie tai, kad mes visada kalbam ir labai tuo tikrai džiaugiamės. Tai va, tas dalykas yra svarbus, o šiandien pardavimui mes porą dėžučių knygų atnešėm, tai kas norėsit pasakyti. Aš galvoju, kad viena knyga ir pas bibliotekos direktorių turi atsirasti. Ir iš tiesų turiu kelis net klausimus. Vienas yra, aš suprantu, labai įdomios turėjo būti šitų išgelbėtų vaikų istorijos, bet kiek yra užkabinta tų gelbėtojų istorijų? Ar jų yra taip pat užkabinta? Pirmiausia, jeigu yra gelbėtojų fotografija, tai yra gelbėtojai ir jie pasakoja apie gelbėtojus. Labai daug pasakoja apie gelbėtojus. Yra tokie, kurie nežino, bet aišku, kad kiekviena istorija yra parašyta, kaip ir kas gelbė. Ar jūs galvojat, kad dar būtų galima apie tai tyrinėti, dar būtų galima kažkaip tai surasti daugiau informacijos apie tos žmonės, kurie gelbėjo? Čia šitoje salėje sėdi Danutė, kuri užsiima to ir man padėjo šitam darbe ir aš galvoju, kad jį viską, ką tik galima žinoti apie gelbėtojus, jį žino. Jeigu aš esu teisus, galvoju, po šitos knygos 3 žmonės buvo pripažinti pasaulio tautos. Ir tada dar kitas klausimas toksai, aš nežinau, čia buvo aišku apie jūsų istorijas, apie Kauno getą. Susidaro šioks toks vaizdas, kad Kauno getas vis dėlto tarp kelių šimtų, kiek jų buvo visoje rytų Europoje sukurta, turėjo ypatingų tokių bruožų. Tarkim, čia vasarą pas mus lankėsi labai įdomi moteris Dita Šperlingienė, kuri išgyveno. Aš labai gerai pažįstu. Ir pristatė knygą ir dabar aš irgi ją parsivežiau, jau turiu apie šitą Kauno geto policiją. Ir atrodo, kad ten vyko tokie dalykai, kur niekur kitur rytų Europos getuose nieko panašaus nebuvo, kad ir sava pasidaryta fotokamera, su kuria fiksavo
nusikaltimus ir yra išsaugota ir tie visi dokumentai išsaugoti. Ir galbūt net ir ta gelbėjimo tokia sistema, aš nežinau, žinoma, daug buvo žmonių išgelbėta taip pat įvairiose vietose, įvairiom aplinkybėm ir istorijos absoliučiai unikalios, labai įdomios. Bet va tokia organizuota sistema, ar kiek jums žinoma, buvo kur nors dar kituose getuose Rytų Europoje? Aš galvoju, kad labai teisingai pastebėjot, kad Kaune labai gerai veikia organizacija, kurią vadovavo Zubovas, Čiurlionio šeima, Paukštys, daktaras Baublys ir jo šeima. Ir jie ieškodavo aktyviai, daktarė Kuturgienė ir kiti, tai knygoje parašyta yra. Aš gal, mano toks įspūdis, kad palyginimai dėl tos organizacijos, palyginimai daug vaikų sugebėjo išgelbėti. Aš nežinau kitų getų istorijos ir negaliu pasakyti, bet aš toks jausmas, kad Kaune išgelbėjo daugiau. Dėl labai gerai organizuoto, kad lietuviai dvasininkai ir inteligencijos atstovai labai aktyviai prisijungė prie to darbo. Danutė. Šiandien aš klausiu šitą, ar dabar patikrinimo labai vyksta. Aš noriu pasakyti, kad šiandien mes buvom kartu su daktaru Zilbergu pas ponę Janiną Gansėlį, kuri čia yra, ir jo šeima, daktarė Janiną Križanovską išgelbėjo daktarą Zilbergo draugą. Taip, kad va ponia pas mus yra. Jo šeima išgelbėjo šeimą. Jau čia darosi toks pokalbis, ar ne? Ir Danutė, ir visus, kvieščiau galbūt ir jūs, ir pas jūs yra toksai tinklas susidaręs, vis tiek žmonių, su kuriais kalbėjot, apklausėt ir galbūt toliau bendraujat, gal pasipildo informaciją, sakė, 50 vaikų dar yra, ar ne? Tos, kurie nepakliuvo į knygą, tie 50 vaikų turi savo gelbėtojus ir taip toliau ir panašiai. Dabar Vašingtono holokausto atminimo memorial muziejus daro tokią programą tarptautinę dėl holokausto švietimo įvairiose šalyse, tame tarpe ir Lietuva ten dalyvauja. Ir visi įvairios šalis turėjo pasiūlyti savo originalią programą, kaip jie tą padarys. Lietuva sugalvojo tokį pozityvų kelią, kad reikia rinkti informaciją, ne labai daug jau istorikai tyrinėja ir spausdina apie tai, kas dalyvavo žudynėse, kas bendradarbiavo ir panašiai. Ir tai yra labai sunki informacija, tai daugam sukelia išvengimo jausmą, gynybos jausmą ir taip toliau. Yra sugalvota, kad būtų naudinga rinkti informaciją apie tos, kurios gelbėjo, arba kurie bandė padėti, galbūt nepavyko, galbūt nukentėjo, bet apie visus pozityvius momentus. Aišku, kad jeigu reikėjo kažką gelbėti, tai reikėjo gelbėti nuo kažko ir tokiu būdu tu prieini prie tolimesnės istorijos, kas tai buvo, nuo ko reikėjo gelbėti. Tai tada norėčiau ir jūs pakviesti, ir Danutę, ir kitus, kurie žinot, tą informaciją kažkaip galima per biblioteką. Čia dalyvauja ir mokyklų tinklas Lietuvoje, kurie turi tolerancijos centrus įsikūrę, ir šita Sovietų nacių nusikaltimų komisija, kuria yra prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. Žodžiu, tos istorijos bus renkamos, dokumentuojamos, verčiamos į anglų kalbą, pristatomos, ko gero bus prieinamos paskui, žinoma, pasauliniu tarptautiniu mastu, kada tas projektas bus visiškai pabaigtas. Tai aš tiesiog, naudodamasis progą, kvieščiau visus, kurie susiję, ir pirmiausia jūs, galbūt įsijungti į šitą informacijos kaupimą ir dėjimą į vieną vietą. Aš manau, kad tai labai svarbu. Per gelbėtojus sužinosim daugiau apie jūs išgyvenusius vaikus ir kodėl jie turėjo išgyventi, kodėl jie turėjo išgelbėti. Tai čia pasėdė profesionalė Danutė, čia jos yra darbas ir taip, įprizvanio į Jeigu klausimai išsako, aš galvoju, kad tada mes paprašysime visi atsipalaiduos, o Jakobas toliau dirbs. Jeigu kas norės nusipirkti knygą ir gauti autografą.
Ir turbūt baigti noriu žodžiais, kad įvykiai turi savo žmogiškas dedamasias. Buvo aukos, kurių vardus reikia žinoti. Neskaičius, o vardus ir pavardės, jeigu įmanoma gimimo datas. Reikia būtinai žinoti pasaulio šviesuolius, jų artimuosius, kurie gelbėjo. Kaip pasakė vienas Lenkų gelbėtojas, man labai giliai įstrigo, į klausimą, ar tu nebijojai, kad tu gali žūti, sako, labai bijojau, bet Dievo bijojau labiau. Reikia įvardinti visus žudikus. Negali būti dalinio apsivalymo, tik pilnas. Ir reikia suprast, kad tie, kurie buvo tų įvykių liudininkai, ne kiekvienas iš mūsų būtinai didvyriai, ir neaišku, kaip mes būtume elgėsi toje situacijoje, kad negalima teisti visų, kad jie nepadėjo. Reikia tik dėkoti tiem, kurie padėjo. Ir jeigu dabar pavyks išvengti visų beprasmiškų advokatavimų, tiem, kurie dalyvavo, buvo įtraukti, skaitė tie provokiškai nusiteikę, toks, tai žinote, žodžių trydą, kito žodžio neturiu, kurie absoliučiai griauna tuos pamatus, kurios dabar pradėjo dėti Lietuvoje. Iš naujo, jų nebuvo. Daktarė, aš visuomet tau daug kalbėt, pasakyk dar žodį. Kad viskas pasakyti, ačiū už dėmesį. Atsiprašau, kad kiekvieną kartą aš jaudinuosi. Bet žinokit, čia yra medicininis sindromas. Ne, aš nesijaučiu, tikrai. Visi getų vaikai, kai kalba apie Holokaustą, pradeda taip. Ir nežinoma kodėl, bet taip, tai čia yra aprašytas. Net jeigu patys neatsimena. Nes buvo labai ištarta. Tai jis sakė, ar Gal dar pabaigai aš paprašyti Žilvino pagalbos, mes turim tiesiog 1 minutę tų vaikų atstovų sveikinimą iš Izraelio. Tai Moshe Rosenbliumas, jeigu žinot, buvo garsus Kaune profesorius Anatolijus Rosenbliumas, konstruktorius statybų. Ir jo, pavyzdžiui, yra Kauno sporto halė pastatyti ir kiti pastatai. Tai jo sūnus išgelbėtas yra taip pat vienas iš tų vaikų, jo istorija yra aprašyta knygoje ir tik kai sužinojo, kad knyga yra išversta į lietuvių kalbą, kad Lietuvoje žmonės galės ją paskaityti, jis atsiuntė mums savo tokį trumpą audio sveikinimą. Tai galim dar paleisti, čia tiesiog dar minutę atvyką. Jie nenorėjo, atsiprašau, kad gimsta klausimai, kaip per vėlai. Jie nenorėjo jums pasakoti, tie žmonės, reiškia liudininkai, tos, kurios išnešė dėl to kalties jausmo, kurį jūs paminėjote. Čia žinoma, kalties jausmas pas tėvų. O vaikai nenorėjo pasakoti, pirmiausia galvoju, kad čia nerinkta ir nieko neišeis. O kai kuriem buvo sunku. Nusidengti tiems žmonėms, kurie leido mano tėvams ir 2 seneliams išvengti bendro baisaus žydų bendruomenės likimo. Netenka abejoti, kad nesant jų pagalbai, mūsų šeima nustotų egzistuoti. Mano tėvai ir giminės gyveno ramų įprastinį gyvenimą, dirbo ir linksminosi, niekam nedarydami žalos ir prisidėdami pagal savo išgalės prie savo krašto pakilimo ir stiprėjimo. Bet atėjo diena, užgriuvo žmonių sukeltas tsunamis ir atradome, kad mums atimta teisė gyventi. Ir šis nuosprendis būtų buvęs įvykdytas, jei neatsirastų kilnių žmonių, kurie vedami savo teisingumo supratimo ir užuojautą atskleidžiamiems, pasiaukojančiai stojo mūsų apginti. Svarbu, kad istorinėje atmintyje liktų liudijimu, kad ne vien blogis valdo pasaulį. Moisėjus Rozenbliumas. Tušinuką turi, imk ir pradėk. Savo draugam aš kuriam padovanojau, bet Faida man bandė.
Amen. Pirmiausia, Norėjau sužinoti, ar jūs pažinojot, Zakas, jis čia baigė Vilnių mediciną. aš žinau pavardę. Paskui iš Izraelio išvažiavo. Atsisėskit, dar čia vieną padarysiu. Reikia praktiškai Jolantai. Girdėjus vieną genės prismaugį, kad gyventi